Vika, viską papasakok, nieko nenuslėpk. Nes to, kas tavo atrodo smulkmena. Klausyk, tiesą sakant, nematau šito pokalbio prasmės. Mano tėvas nieko čia pabaisa. Ne, niekas taip ir nesako. Gal ir nepabaisa, bet jis tave muša. Ir dar kaip. Rokai, leisk kalbėti Viktorijai. Taip, jis mane muša. Tikrai muša, bet manau, jis taip daro nenorom. Paskui pradeda gailėtis, pravirksta. Gailisi, bet labai trumpai. Paskui vėl prisigeria ir ją puola. Rokai, jeigu negali patylėti, paprašysiu išeiti. Gerai. Nieko keista, kad gini savo tėvą. Tuo labiau, jeigu tave primušęs puola verkt, prašo atleidimo ir dievagojasi, kad daugiau nekels rankos. Deja, greičiausiai viskas vėl pasikartos. Ne, mano tėvelis pasikeis. Be to, jam dabar sunkus metas. Neturi darbo, neturi pinigų. Taip, jam sunku. Taip sunku, kad visus pinigus prageria ir pralošia lenktynėse. Gali visą gyvenimą įteisinti. O jis visą gyvenimą tave skriaus ir fiziškai, ir emociškai, kol vieną dieną pasakysi gana. Ir nuspręsi, kad ilgiau taip negali tęstis. Aš galiu su tavim pasikalbėti. Rokas gali bandyti tau padėti. Bet tu turi būti pasiryžusi susidoroti su šita bėda. Ir ką nors pakeisti. Už tave niekas to nepadarys. Klausyk, galiu pati susitvarkyti. Gerai. Vis tiek norėčiau palikti savo kortelę. Gali paskambinti telefonu, gali ateiti į centrą. Kreipkis, kada tik nori. Nei nenumanai, kiek vaikinų ir merginų tą patį išgyvena. Tikrai? Žinoma. Manai, kad tu vienintelė? Ar žinai, kaip jiems svarbu susitikti? Tada jie pasijunta stipresni, išmoksta nesigėdyti savo bėdos. O daugeliu atveju konsultacijas net tėvus atsiveda. Ačiū, bet aš neįsiu. Vis tiek turėk. Gal sutiksi, ką nors, kam jos prireiks. Kągi išeinu, linkiu sėkmės. Visą. Palydėsiu. Ačiū. Kiek kas? Laikykis, Pilė. Kaip sekasi? Mums gerai, jums blogai. Kaip tau pokalbis su ta moteriške? Nenoriu apie tai kalbėti. Gerai?